Sveiki, norime pristatyti Monet apskaitos sistemą. Ji sukurta taip, kad nesudėtingai galėtų naudotis tiek direktorius, tiek vadybininkas, tiek buhalteris. Kiekvienas ras tai, kas jam yra aktualu. Šiame video trumpai pristatysime bendrą sistemos funkcionalumą. Kitose video bus detaliau pagal temas. Susikūrus savo įmonės Monet paskyrą, bazė sukuriama su visais reikiamais nustatymais. Tai reikia patikslinti rekvizitus, pardavimo sąskaitos seriją ir galima pradėti dirbti. Pirmame lange rodomi baziniai įmonės rodikliai: pelnas, grynieji pinigai, pardavimai bei sąnaudos. Tai labai patogu greit užmesti akį ir pamatyti esamą įmonės situaciją arba pastebėti neatliktus darbus. Pavyzdžiui, banke per mažai pinigų, gal nesukeltas bankas, per mažos sąnaudos, gal nesuvesti pirkimai. Monet meniu yra klasikinis ir puikiai atpažįstamas buhalteriams. Didžioji knyga, sąskaitų planas, bankai, ilgalaikis turtas, metų uždarimas, esminės ataskaitos bei deklaracijos, bendrieji žurnalai. Pardavimai, prekių paslaugų pardavimai ir jų analizė. Pirkimai, prekių paslaugų pirkimai, jų analizė bei kitų įsipareigojimų valdymas. Taip pat prekės su visais prekių nustatymais, jų kūrimas, komplektavimas, lanksčia kainodara pagal klientų grupės, kainų grupės ir panašiai. Darbuotojų modulis bei nustatymai, kur galima keisti bazinius nustatymus, kurti integraciją su elektroninėmis parduotuvėmis ir panašiai. Tai trumpai perinant pagal meniu, tai didžiosios knygos meniu yra sąskaitų planas. Jisai yra pagal Lietuvoje priimtą apskaitos standartą. Jeigu norima, čia galima susikurti ir papildomų sąskaitų. Kaip matote, yra iki 6901, bet jeigu norime, galima sukurti daugiau arba kurti užbalansinis. Aišku, jose turėtų būti metų uždarimo metu 0. Toliau yra banko sąskaitos. Banko sąskaitų galima kurti kiek norim ir nurodome tą pačią DK sąskaitą. Tai yra, nereikia kurti DK sąskaitos kiekvienai banko sąskaitai. Tiesiog vienoje eilutėje jūs galite laikyti ir kelias valiutas ir čia galima jas išsidetalizuoti pagal skirtingas valiutas matyti. Taip pat kasa ir kitos banko sąskaitos. Čia matote ilgalaikį turtą. Tai visas tas, kuris yra dar dėvimas. Ir mato turto grupę, jeigu reikia, brūkšninis kodas. Taip pat yra sąskaitų operacijos, banko operacijos, turto operacijos, bendrieji žurnalai. Čia eina bazinės operacijos, kurios nepakliūna į pirkimų pardavimų žurnalus. Tai yra, kai reikia importuoti į banką, atlikti įvairius perkelimus, skolų iš ilgalaikių trumpalaikius ir kitus sudėtingesnės buhalterinės operacijos, kurių nėra pardavimo pirkimų žurnaluose. Čia būtent ir yra įrašų vedimas, kuriame galima būtent įvesti tą bendrą operaciją, kur iš esmės galima pasirinkti tiek tiesiai daryti operacijas į sąskaitas arba su klientu, kažkokios debetai, kreditai, galbūt pinigų mokėjimas ir panašiai, taip pat atitinkamai su tiekėjais, turtu ir banku. Turto operacijose mes galime tiesiog paskaičiuoti nusidėvėjimą. Užtenka tiesiog pasirinkti, už kurį mėnesį mes norime ir mums programa automatiškai sumes visas turto eilutes, kurias reikia dėvėti ir taip paskaičiuos mums nusidėvėjimą. Taip pat galima importuoti banką. Taip pat juos galima suintegruoti ir jie kiekvieną dieną automatiškai įkrenta, bet jeigu integracijos neturime, tai galima tiesiog įsikelti į banką ir jisai čia sukris, bus atpažįstami tiekėjai, klientai pagal įmonių kodus arba banko sąskaitas. Funkcijose tai yra valiutos kurso pasikeitimo įvertimas, PVM uždarimas ir metų uždarimas. Taip pat čia yra visos klasikinės ataskaitos bei suvestinės ataskaitos, kurios reikalingos įmonės apskaitos archyvavimui. Taip pat turime visą krūvą ataskaitų, tai kaip matote yra balansas, kur galime pasižiūrėti tiek trumpą, tiek pilną balansą, tiek pelno nuostolio ataskaitą. Ir čia gali prieiti tiek vadovas, tiek buhalteris. Ir čia yra daug visų kitų ataskaitų. Pardavimuose yra tiesiog klientų sąrašas, klientų ir tiekėjų sąrašas yra atskirtas. Čia irgi matote bazinę informaciją, kliento apyvartą, balansą, tai yra kiek klientas mums yra skolingas arba sumokėtas avansas.
Irgi matome visas operacijas klientų, pardavimo sąskaitas, sutartis, jeigu naudojame, tai yra periodinės sutartys, kur kiekvieną mėnesį išsirašo tos pačios sąskaitos ir kad nereikėtų kiekvieną kartą rankomis išrašinėti, tiesiog galima automatiškai jas generuoti. Ir mes galime įvesti pardavimą, tai viena forma yra grinai prekių pardavimui, kita forma yra paslaugų pardavimui, kas neina per sandėlį ir yra supaprastinta forma, tiesiog mes aprašome kažkokią paslaugą, įrašom sumą ir parduodam. Na, reikia, jeigu grinais klientas moka, tai galima įvesti kliento mokėjimą į kasą ir gauti kasos pajamų orderį. Funkcijose yra sąskaitų siuntimas būtent pagal sutartis, kurso pasikeitimo įvertinimas, sąskaitų registras, skolų valdymas ir sudengimai. Tai yra mokėjimų sudengimai su sąskaitomis. Kad nereikėtų eiti po vieną, galima sudengti masiniu būdu. Importuojant banką, sudengimai nėra atliekami. Ir taip pat mes matom visokių ataskaitų, kurios yra susijusios su klientais, klientų skolos, kurios mes matome intervalais, kokiais mes galime pasidėlioti ir taip matyti, kiek kas yra mums skolingi ir kiek jų vėluoja. Arba galima matyti tiesiog neapmokėtas sąskaitas šiai dienai ir tokiu būdu mes žinot, kurie klientai mums yra skolingi. Pirkimuose yra panašiai, tik tai priešingai iš tiekėjų pusės. Lygiai taip pat yra tiekėjų sąrašas. Tiekėjai turi tradicinę kortelę, taip pat galima turėti daugiau banko sąskaitų, kas ypač yra svarbu atliekant mokėjimus, formuojant mokėjimų failą į banką, alternatyvūs adresai, kontaktiniai asmenys. Taip pat čia yra pirkimai, tai yra įvesti prekių pirkimą, analogiškai yra paslaugų pirkimas ir mokėjimai tiekėjai. Tai yra, jeigu mes sumokam grinais ir jam reikia išrašyti kasos išlaidų. Funkcijos, tai analogiškai kaip su pardavimais, kurso pasikeitimo įvertinimas, sąskaitų registras, tai yra AISAFai arba sąskaitų įkelimas, skolų valdymas ir sudengimai. Prekėse mes turime prekių sąrašą, kuriame mes galime kurti prekes, paslaugas, gaminius ir specifikuoti jų mato vienetus, pardavimo kainas, pirkimo kainas, rastatinius duomenis, gepaiso duomenis, įvairias kainodaras, tai yra pagal klientų grupės, pagal kainų grupės, nuolaidas pagal parduodamus kiekius. Arba paslaugų sąrašas, kuris yra tiesiog supaprastintas, kuris neina per sandėlį, tiesiog mes sukuriame tam tikras paslaugas, supaprastintai nurodome DK sąskaitą PVM ir tada ypač patogu vadybininkams, jiems nereikia žinoti jokių buhalterinių dalykų, tiesiog pasirenka tą paslaugą ir atitinkamai susidėlioja visos reikalingos buhalterinės sąskaitos ir jisai nesuklys išrašyti pardavimo sąskaitą. Darbuotojai yra tiesiog darbuotojų sąrašas, iš jo galima kurti darbo sutartis. Taip pat sukurti darbo laiko žiniaraštį, darbo užmokestį, suvesti visus antstolius. Antstoliai yra padaryti labai detaliai, praktiškai uždengtas visas antstolių funkcionalumas. Ir automatiškai skaičiuojasi visi antstoliai, kad ir 10 ir 20 turi žmogus, visi centai, eurai, viskas yra sudėliojama, suskaidoma pagal visas formulės ir mes turime visas antstolių mokėjimo informacijas, suvestinės, istorijos ir panašiai, yra labai patogus modulis. Turime deklaracijų generavimą, darbo užmokesčio visas susijusias atskaitimų lapelių siuntimas, na ir aišku, ataskaitos tai yra darbo laiko žiniaraščiai, darbo užmokesčio ir visi kitos ataskaitos susijusios su darbo užmokesčiu. Na ir nustatymai, tai kaip sakiau, čia yra bendros nuorodos reikalingos susiarchivuoti savo apskaitą, įmonės duomenys, kur bazinė informacija apie įmonę, pašto nustatymai, jeigu mums reikia siūsti laiškus iš programos, pavyzdžiui, sąskaitas ir panašiai, galima įskelti logotipą, kuris matosi ant sąskaitos, savininkai dėl deklaravimo prie pelno mokesčio deklaracijos, kuri eina, įmonės likučių sukelimas, gepaiso nustatymai. Tada yra visi kiti nustatymai, tai yra didžiosios knygos, įvairių mokėjimo sąlygų kūrimai, PVM tvarkymas, jeigu reikia, bet pagal nutylėjimą viskas būna sutvarkyta ir iš esmės nieko keisti nereikia. Galbūt klientų grupės galima pasikurti pagal save, jeigu atrodo svarbu turėti kokią VIP klientų grupę ir panašiai. Pirkimams lygiai
analogiškai galima susikurti kažkokias kitas tiekėjų grupes. Ir numeracijos, kaip sakiau pačioj pradžioje, galima nurodyti savo sąskaitos numerį, nes pardavimų metu reikėtų, kad būtų ne standartinis SF, bet pagal įmonės galbūt pavadinimą kažkoks sutrumpini kitas serijos numeris ir nusirodyti atitinkamą savo šabloną. Ir taip pat galima susikurti integracijas su įvairiom elektroniniam parduotuvėm. Jeigu šitam sąraše nėra, mes galime sukurti kitokias. Tai va toks yra trumpas pirmas pristatymas. Ačiū už dėmesį. Iki.